Labas rytas. Šio ryto meniu. Labas rytas, sumuštiniai su sūriu. Sumuštiniai su sūriu. Mes šiandien pramiegojom. Dabar yra jau turbūt be 15:07 arba be 10. Vis tiek panašiai puisim. Kum padarysi, pramiegojom, tai pramiegojom. Drėgmė labai didelė eilinį kartą jaučiasi lauke. Ne lauke, viduj, miegmaišį net. Gerai. Kavytė, sumuštinukai. Daug sumuštinukų, nežinau ar pavyks veikti. Pusryčiaujam. Turim numynę 13 kilometrų. Varėm į tokią vietą trumpam. Kemperių belia kiek pristatyta. O čia yra toks kaip ežeras Švedijoje. Neatsimenu vėl pavadinimo. Prirašysim šalia koks ežeras. Šiaip labai didelis. Atrodo kaip jūra. Atvykom į šelterį. Bet nemiegoti. Sakė, aš nebuvau, bet sakė, neblogas tualetas yra, būtinai reikia eiti apžiūrėti. Einam. Koks aukštas jisai. O. Čia yra vienas laiptas, antras laiptas, trečias laiptas ir yra 2 tualetai. Ir langiukas. Nu jo, sakė juokingas, tai tikrai juokingas. Kas čia vyksta? Lyja lietus. Nestipriai, bet sušlaptumėm ilgesnio laiko. Ką mąstote? Mąstom arba apsirengt kažką, arba varyti, kaip yra, taip yra. Bet mes čia kimarint negalime, nes dar laikas dega. Reikės kažką rengtis. Galiu lietpaltį ištraukti, na? Jaučiu. Žiūrėkit, baigėsi lietus ir sugalvojau užsidėti lietpaltį. Žiūrėkit, kaip juokingai atrodo. Jeigu matosi. Saulutė išlindo viską. Sako, man taip šilčiau, man taip geriau, taip smagiau. Noriu, sako, išbandyti lietpaltį. Ekstremaliom situacijom. Dabar važiuosiu 100 kilometrų ir pažiūrėsiu, kaip jausiuos. Taip. Gausia pasakyti visiems. Važiuojame per mini lietų. Teko ir man užsidėti lietpaltį. Bastūnė buvo pasiruošusi, jai buvo labai gerai. Aš turėjau greitai čiupt ir apsirengt. Bet tikimės, kad greit sustos. Lekiame toliau palei Sueco kanalą.
Galimai eina suprasti iš veido, kad nuotaikos yra liūdnokos. O nutiko tai, kas buvo prognozuota. Sulūžo mano dviračių pedalas. Visiškai. Dabar esam tokiam Masterad. Kažkas tokio mieste. Ir lyja lietus. Dabar pamedžiosiu, taip nesijaučia. Ir mano vyras išėjo ieškoti parduotuvės, kur būtų galima man nupirkti pedalus. Ir kas keisčiausia, čia nėra interneto ryšio. Ir neina pasiieškoti internete, nes ryšio nėra. Tas biški nervuoja. Matau, dabar jau šiaip kuris laikas yra išėjęs ieškoti tų pedalų. Matau, jau aš bastūną prie šviesoforo lygtais pareina, bet aišku pareis be pedalų, net nežinau, ką dabar darysim. Šiaip esam daug ir nenumynę, susigaišom, nes mes jau čia po tą ir miestelį malamės. Tas oras, tai lyja, tai šilta, tai šalta, tai lyja, tai šilta, tai šalta. Šiandien prastas oras. Galėtų arba tiesiog lyti, arba tiesiog šilta būti. Biški nervuoja. Pareina mano pedalų ieškotojas. Matau, pedalų neturi. Bet gal ryšį rado. Kas vyksta? Ar radote ką nors? Radau. Radai? Nupirkai? Tu nupirkai pedalus? Kiek kainavo? 10 eurų. Mes esame laimingi, radome pedalus, kaina Naujus padori. atšvaitais. Vadėlė, man. Bus labai geri pedalai. Tai varysi dabar. Galėsiu laužyti. Bet kad vėl plastikinis. A vieną pakeisti tais? Ar abudu? Gali vieną. Vieną pakeisiu. Pakeisk vieną. Vis tiek gal žinai, tai žiūrim, ar atsisuks dabar. Palai priešingą pasikažį. Čia reikia taip pat. Ne, priešingą pusę reikia pasukti. Kažkaip tais man čia neišeina, tai... Pavyko? Nežinau, nejaučiu. Prašoksta. Tas raktas čia yra visiškai. Ir vėl aš, nežinau, turbūt po kokie 40 minučių. Nu, gal 40 minučių nėra praėję, bet pusvalandis jau tikrai yra. Niekaip nepavyksta apsukti to pedalo. Mūsų tas raktas yra tas daugiafunkcinis toks ir jis yra biški prastas ir žodžiu neina. Tai dabar mano vyras nuėjo ieškoti, iš ko nors pasiskolinti kažkokį raktą. Tai dabar matau, darbininkė tokia vedasi jį. Žodžiu, ten mano vyras yra žydras. Nu, ne, jis ne žydras. Jis tiesiog žydrai apsirengęs ir jį vedasi darbininkė greičiausiai parodyti, kur galima raktą gauti. Pasiskolinti. Jo, paskolins jam raktą. Galimai. Davė jums ta moteris raktą? Taip, davė praktiškai. Kur Eina jis? pasiimsim. Už kampo raktas yra.
Ir parodė tau turbūt tą stotelę, dviračių taisymo vietą. Aš jau internete ieškojau, bet kaip tas internetas nekrauna. Varom toliau. Aš jums pasakysiu, mes esam žioplių žiopliai. Palaikyk, dviratuką. 1 sekundę. Čia yra tokios stotelės su tais įrankiais. Mes jau buvom pradėję kaip ir ieškoti, bet kadangi internetas nieko nekrauna ir nelabai ką ir eina surasti internete. O kad mes buvom prie tos būdelės, už tos būdelės, žodžiu, kitoj pusėj, nes šitas pats parkelis, mes nematėm. Vieną pakeisiu, ne? Jo, tik ar žinai, kuris dedas? O kuris dedas? Nežinau, tiksliai dabar aš nežinau. Palauk, tu nori, kad suktus jisai į... Kaip? Tai netinka. Tu turbūt juokauji. Čia nestandartinis ir... Nusipirkau ne tokį. Viskas jau buvo gauta. Jau pedalai parvežti, raktai gauti. O pedalas? Net Kur yra tas, su kuriuo sukau? Aš tai, pavyzdžiui, tikrai galvoju, kad pedalai yra visi vienodi. Šiti, nes mes tiek esam pedalų keitę ne vienam dviračiui ir visi buvo vienodi. Nei kart nebuvom susifeilinę. Kokio velnio čia ir mažiukas toksai. Bastūnė nuėjo paimti kitus, jeigu bus apskritai tokio dydžio. Mes galvojom, kad yra standartiniai visi ir visi turėjo tikti, bet pasirodo ne. Žodžiu, matau, bastūnė parbėga. Kažką rankoje to ir tikriausiai teks jėga. Tai va taip atrodo naujas mano pedalas. Kainavo 15 eurų. Kitą kartą žinosim, kad reikia į ten tas vietas žiūrėti. Kaip jaučiatės tiek laiko sugaišęs per mane? Blogai, bet ne per tave. Per mane. Gausim dabar per tamsoj varyti užsidėję atšvaitus. Ant mano pedalo vieno yra atšvaitas. Gerai, lėkiam sugaišę nežinau kiek laiko. Kas čia vyksta? Vakarienė. Kas per vakarienė? Kas kakava, arbata, kas čia nežinau. Kapučino. Kapučinos ir bandelės. Labas rytas. Mes jau susitvarkę. Dabar yra po 7:36. Ne, po 6:36. Dabar yra po 6:36. Atsikėlėme 5 valandą, tai per valandą 35 minutės. Plius minus viską susitvarkėm, pavalgėm. Tai nes norim anksčiau šiandieną iškilti, nes vakar nuvažiavom šiek tiek mažiau. 107. Vakar 107 nuvažiavom, tai dabar mums reikia daugiau, kad spėtumėm į keltą. Atsiliekam nuo grafiko, kaip sakoma, tai dabar turim minti stipriau, greičiau, keltis anksčiau. Tai va, tai žiūrėsim, jeigu nepalūšim, gal rytoj jau kelsimės vėl 6. Bet jau bilietai nupirkti, reiškia, važiuos, plauksime tada, kada jau nupirkti. Nu gerai, viskas suruošta.
Dabar dar tokio šlikščiu keliuku šlapiu. Naktį visą lijo. Šiandien tikimės nelyjas. Tašes vakar apsivalėm, bet dviratukai tai nelabai švarus. Nelabai. Baisus. Ar šiandien varys su basutėm? Ir bastūnė sakė, varys su basutėm. Jo. Nes batai šlapi. Ir nenori kitų sušlapti. Jie padžiauti taip. Aš tai naudosiu. Jei sušlapsiu, tai sušlapsiu. Tada jau būsiu basas. Kaip tikras bastūnas. Aš dabar su basutėm kaip tikra bastūnė. Na. Gerai, keliaujame. Turim nuvažiavę jau 60 km, dabar yra po 12:15. Padarėm pertraukėlę, tokia kaip ir rimtesnė kaip ir pirmąją. Susitepėm grandines, nes jau tikrai buvo laikas Pradėjo cypti, klikti. prašyti, kad suteptų. Tai kiek daug bekelės važiavom. Daug purvo, daug žvyro. Šiaip visai neblogai, važiuosim toliau iki pietų. Pietus kokią 3 valandą gal. Ką valgysim nežinom, kur valgysim nežinom. Niekas nežino. Gal privažiuosim kokią kaimuką. Taip važiavom nuo tokio didelio kalno ir netikėtai užmatėm tokį gražų krioklį. Koks gražus. Pasakyk, kad gražus. Gražus. Labai gražus. Ko juokies? Kaip sekasi serpantinais važiuoti? Gerai, važiuojame į parduotuvę. Ne, kažin kiek toli nuvažiavai, klausyk. Tik beveik 104 kilometrus į parduotuvę varo. Nu jo, nebedaug liko. Jo, labai gražu čia. Lekam. Lekam.
Mes tikrieji šelterių medžiotojai buvom 99,99% tikri, kad nebus šiandien mums šitam šelterių vietos, nes kol čia atvažiavom, vos įkylo, kol čia atvažiavom, kiek pakraščiuose kemperių ir šiandien tikrai nemažai keliautojų sutikom. Ir žodžiu, mums nusišypsojo sėkmė, tokiais aš kalnais varo, nusišypsojo sėkmė ir mes turim šitą šelterį turim. Vau! Mes čia važiuojam. Vau! Ant pasaulio krašto. Ne visai, ant akmens krašto. Filmuoju. Turim labai gražią vietą. Užsikūrėme ugnį tam, kad išsikeptumėm pavalgyti. Tai vėl kepsim bulves. Turime kepsniukų tokių, užsimesim ant grotelių. Kefyriuko. Ir pasigaminsim, pavalgysim ir ruošimės miegoti, nes iš tikrųjų yra ganėtinai vėlu jaučiu. Beveik 10. Lygiai 10. Tai jau. Ši diena buvo produktyvi. Kiek numynėme? 159. 159 kilometrus. Šiaip čia žiauriai faina. Ši vieta, drįsčiau sakyti, gražiausia, patogiausia. Būtų gražiausia, jeigu nebūtų šito, nes aš nematau, kas yra už jo. Čia yra padaryta užuovėja tokia. Vaizdas sugadina. Vaizdas gal ir susigadina. Bet šiaip labai patogu suoliukai padaryti užuovėje. Jeigu būtų vėjas didelis, tai būtų labai geras dalykas, nesakytum taip. Nes va atsisėsti ir šiluma nuo laužo eina. Yra gerai. Dabar taip reikia suvaryti vieną krūvą. Bulvės mūsų. Jų pilna dabar. Kepsneliai mūsų. Bet pradėjo biškį skrudinėti. Šiaip pabalanka, reiškia šiokio tokio. Labas vakaras. Mes jau lovoje. Jau. Iš tikrųjų, kai atsigulėm, pamatėm, kad šitas šelteris yra žiauriai gerai pagamintas. Jis yra iš tikrųjų visiškai naujas, nes nuotraukose, kur žiūrėjomės, kur atvyksim, buvo visai kitas šelteris šitoj vietoj. Čia naują pastatė, bet tokį kaip namą ir apšiltinta ir su vata netgi. Užkaišyti kampai. Tai kažkaip tikimės, kad šiandien gal bus šilta. Gal 1 laipsnį bus. Šilčiau. Dažniausiai visas naktis būna vėsios iš tikrųjų. Tikrai. Tai va. Jau buvo. Mėgučiau. Noriu miego labai. Ir aš noriu. Tai labanaktis. Labanakt. Labanakt.